Sveiki, šiandien aš parodysiu, kaip spręsti uždavinius su Archimedo jėga. Skaitom sąlygą. Kokios rūšies yra metalas, jeigu iš jo pagaminta detalė ore sveria 50 N, o vandenyje 43 N. Visų pirma, noriu priminti, kad svoris nėra masė, svoris tai yra jėga, kuria kūnas veikia atramą arba pakabą. Tai akivaizdu, kad mūsų detalė yra pakabinta ant dinamometro tikriausiai. Ir dinamometras mums rodo 50 N. Tai reiškia, kad mūsų detalės svoris ore 50 N. Jeigu tą detalę mes panardiname į vandenį, tai tas pats dinamometras rodys jau tik 43 N. Ir mūsų klausimas yra, iš kogi pagaminta ši detalė. Surašom, kas mums duota. Primenu, kad svoris yra žymimas P raide. Svorį ore aš pažymėsiu PO, kad atskirti ir nesumaišyti. O svorį vandenyje aš pažymėsiu PV vandenyje 43 N. Toliau sunku suprasti, ką dar užsirašyti, bet iš karto pasufleruosiu, kad kadangi mes turime vandenį, tai yra mūsų skystis, tai mums reikės ir mūsų skysčio tankio. Vandens tankis, tegul jis bus pažymimas RO skysčio, SK skystis. Jūs galite žymėti kitaip, galite žymėti RO1, RO2, ROV, kaip norit. Yra 1000 kg kubiniame metre. Iš kur sužinoti tankį? Iš lentelės, arba iš uždavinyno gale, arba vadovėlio gale, arba tiesiog iš interneto. Jeigu jūs žinot, kokia tai medžiaga, jūs tikrai galite sužinoti tankį iš žinyno. Klausimas, kokios rūšies yra metalas? Ką reikia rasti? Nustatyti, kokios rūšies yra metalas, įmanoma tik pagal jo tankį, bent jau šitam uždavinį. Tai reiškia, mes turime rasti mūsų metalo tankį, aš jį pažymėsiu M raidytę, M reiškia metalas. Jūs taip pat galite žymėti, kaip jums yra patogu, galite žymėti RO 2, 3, 5 ir taip toliau. Na ką, pradedam spręsti. Grįžkim prie paveiksliuko. Mes matom, kad svoris ore 50 N, vandenyje 43 N. Kur dingo 7 N? Skirtumas ir yra Archimedo jėga. Archimedo jėgą ir galima apskaičiuoti kaip svoris ore minus svoris vandenyje. 50 minus 43. Tas sumažėjimas ir yra Archimedo jėga. 7 N. Štai mes gavom vieną svarbų parametrą. Dabar pagalvokime planai, iš kur mes galėtume metalo tankį rasti. Yra tokia formulė, tankio formulė. Tankis yra ieškomas kaip masė padalinta iš tūrio. Čia būtų, aišku, mūsų metalas, masė taip pat būtų mūsų metalinės detalės ir tūris taip pat mūsų tos detalės, kur yra panardinta. Pažiūrėsim, ar mes turim šitos parametrus. Neturim nei masės, nei tūrio. Na ir dabar mes turime paimti daugiau formulių, kad surasti šitos dydžius. Paimkim paprastą svorio formulę. Svoris yra apskaičiuojamas kaip M kart G. Kadangi mes turime svorį ore, tai mes iš šitų duomenų ir galime rasti mūsų masę. Svoris ore yra 50. Primenu, kad laisvojo kritimo pagreitis Žemėje yra apytiksliai 10 m/s. Daliname iš 10 m/s ir gaunam 5 kg. Štai dar vienas dydis, kurio mums prireiks. Žiūrėkit, jau gavo masę, rašom sau pliusą. Ir matom, kad dar trūksta tūrio. O tūrį mes galime rasti jau žinodami Archimedo jėgą. Archimedo jėgos formulė yra tokia. F Archimedo lygi RO skysčio kart tūris kart G. Ir pažiūrėkim, vaikai, mes turim visus parametrus. Mes turim Archimedo jėgą, RO skysčio ir laisvo kritimo pagreitį. Reiškia, iš čia mes turim išsireikšti tūrį ir jį apskaičiuoti. Tai Archimedo jėga rodo, kaip daryti. Mes turim padalinti, jeigu ieškom tūrio, mes turim padalinti iš tai, kas yra šalia. O šalia yra tankio ir laisvo kritimo pagreičio sandauga. Tai Archimedo jėga yra dalinama iš RO skysčio kart G. Nepamirškit vardiklį apskliausti, ypač kai vesite skaičiuotuvus. Jeigu jūsų skaičiuotuvas neturi trupmenų funkcijos, kai atskirai galite suvesti skaitiklį ir vardiklį, vardiklis turi būti apskliaustas, nes kitaip jūs gausit netaisyklingą atsakymą. Na ir surašom skaičius. Archimedo jėga pas mus yra 7 N. Skysčio tankis yra 1000. Ir laisvo kritimo pagreitis yra 10. Dabar atlieka tik
suskaičiuoti. 7 daliname iš 1000 ir dar 10. Ir mes gaunam 0,0007 kubiniai metrai. Standartinė išraiška, perkeliam kablelį per 4 vienetus, gaunam 7 kart 10 minus 4 metrų kubų. Tai daryti nebūtina, bet patartina. Viskas, vaikai, mes gavom visus dydžius. Žiūrėkit, grįžtam prie formulės, nuo kurios mes pradėjom, pagal kurią mes ir turim viską skaičiuoti, mes turim visus parametrus, viskas. Mes galime apskaičiuoti mūsų metalo tankį. Ro mūsų metalo bus skaičiuojamas kaip masė, tai yra 5 kg, padalinta iš tūrio. O tūris yra 7 kart 10 minus 4 kubinio metro. Kaip ir minėjau, nepamirškite apskliausti, kad viskas būtų taisyklingai suskaičiuota. 5 dalinam iš 7. Taip, mano skaičiuotuvas grybauja. 5 dalinam iš 7 ir iš 10 minus 4 ir apytiksliai aš gaunu 7143 kg kubinėme metre. Štai yra apytiksliai gautas tankis mūsų metalinės detalės. Viskas, ką lieka padaryti, tai tiesiog susirasti žinyne arba lentelėj, kokios medžiagos tai tankis. Tai žinoma yra kažkoks kietas kūnas, tai yra kažkoks metalas, tai siūlau tai padaryti patiems. Kol kas tiek, iki pasimatymo.